Sveiki. Atvykom su spinigėliu pamėtyt. Šiandien tokia diena. Pramiegojom iki 11. O pramiegojom dėl to, kad dirbom naktį. Tai pamėtysim su spinigėliu, bandysim kažką pagauti, pabendraut. Senai video bekėliam ir matysim, ką mes čia pagausim. Parodysiu meškerytę savo, šiaip labai patiko meškerytė. Ir pabandysim. O, nu, yra. Nu, nepadės. Klausimas. Štai taip. Nedidukė. Bet gerai, kad nors kimba. Nu ką? Paleidžiam. Tai papasakosiu, parodysiu, kaip sakyti, keletą variantų, kas man dirb. Tai šitokie Relax kopyto žalias su juoda nugara labai gerai man. Tada toksai va žalia nugara geltonas va irgi labai gerai man. Šitas mažiau mėgstams, bet ant šito irgi esu pagavęs nemažai, tik ne Lietuvoj. O daugiau oranžiniai, tokie mažesni, tai tokiom lydekaitėm nedėliom. Šitie va oranžiniai su juoda irgi iš Relax kopyto. Geltoni tokie va su raudonu. Nu, tokie pagrindiniai. Nu ir aišku dar kartais būna va mėlyna su baltu ir dar kartais vat juoda su baltu. O daugiau nežinau. Turiu aš čia tokių ir vestinų, bet kažkaip aš jų ten nemėginu. Tokių visokių. Tai vat. Seniau labai su vobleriais žvejodavau, bet kažkaip dabar paskutiniu metu su gumom. Tai vat toksai va. Kaip sakyt, va, dėžutę tokią pasiėmė ir gali varyti prie tvenkinuko, pamėtyti ir man atrodo, kad pagrindinės kelias spalvas, tai žalia pasimt, oranžinė, mėlyna, geltona. Ir jau, kaip sakyt, pasiėmė 5 guminukus. Ten nežinau, kiek jie dabar kainuoja šiai dienai, bet iš senai mano buvo pirkti. Bet visai neblogai. O apie kuotą? Tai kuotą tuoj parodysim. Kuotas va, Elite. Jig S27. Salmo. 5,27 gramų. Balta. Balta, klijuota viršūnė. Tikrai smagus kotas.
tikrai nežinau. Jisai tokios greitos akcijos, tai nežinau, man tai jis labai patinka. Kiek kitų kotų tokių turėjau, tokie nežinau, man botagai nelabai patinka. Patinka tokie, kur galūnės tokios ir kibimai iš tikrųjų daug geriau jaučias. Bet čia man asmeniškai, čia mano nuomonė. Aišku, gal kitiems nelabai, bet man tai pasakiškai. Nu ką, tai dvi lydekas krante, dvi atsikabino, viena vijos visai čiut už guminuką didesnė. Tai va, 2. Reikia bandyti gal dar pasivaikščioti, pakeisti vietą, nes čia praktiškai dabar viską vienoj vietoj gaudėm, tai čia kažkoks. Ir žiūrėsim, kas čia mums gausis. Ten biškį daugiau gylio anam gale. Čia, kur žvejodavau lynus karosus su metod feederiu, tą vietelę, tai čia gylis 1,40 m, tai bandysim paeiti ten gal už kampo, kur giliau, bet ten vėjuota. Šiandien labai vėjuota, bet nu ką darysi, kai dirbi darbą ir žvejot laiką turi tik tais tada, kada turi, tai taip gaunas. Gerai, varom tada, tenais pamėginsim. Jo, tai numeskit linką savo guminukų favoritą. Būtų labai įdomu pažiūrėti, ant ko kiti gal tik Relax Kopyta. Tai numeskit linką, komentarus, pažiūrėsim. Arba nebūtinai guminukų, gali būti ir kokių nors bobleriukų ar spineriukų, katrie, nu, kaip sakyti, yra žudikai. Tai būtų įdomu. Nežinau, aš čia dabar girdėsis normaliai, nes jau vėjas duoda, tai o mikrofono aš neturiu nei jokio. Tai nežinau, jeigu girdėsis, jeigu ne, tai ne. Turiu lydekaitę. Jeigu tik tais nepabėg. Ir da visai gražią turbūt. Labai įdomiai. Kokia graži. Nedidelė. Aš ją čia kažkaip per šoną užkabinau, matyt, griebė, nepataikė. Nu va tokia. Nu neplauk į krantą. Tai vat nežinau, mano pagrindinės spalvas iš guminukų oranžinė, geltona, žalia su juodu, balta su mėlynu. Nu, Relax Kopyta čia šitie guminukai. Nežinau, aš jais tikiu. Daug kur pagavęs. Ir nemažai pagavęs. Ir 7 kilogramų pagavęs. Aš jais tikiu. Ir nežinau.
Niekas neturi prieš ten tos vestinus ar dar kokius, bet nežinau, man jie tink, man jie patinka. Ir pagaunamas, nežinau, labai noriu kažką kaip ir keisti. Tai ką, trumpas toks video. Tai tos lydekaitės. Ir tu dar turbūt truputėlį išsitrauksiu pūdinį meškerę. Mėginsiu gruziuką čia išsimesti. Keletai minučių. Sekanti žvejyba net nežinau. Ką čia sugalvot. Pritaikysiu vieną dieną gal, kai jau išeis. Bandyti nuvažiuoti tokias pelkes. Pažvejoti iš valties lydekų. Greičiausiai. O gal sugalvosiu, ką nors ir plūdinę ar padugninę. Dar nežinau. Tai kaip sakyt, iki sekančio karto. Iki.